Sveiki draugai, su jumis Povilas iš YouTube'ės kanalo Programuotojo karjera ir Facebook'o puslapį turiu Programuotojo karjera ir šiaip rūpinus programuotojų karjeromis. Ir retai pastaruoju metu įrašinėjau video, bet kai turiu ką pasakyti. Tai šiandien turiu ką pasakyti, papasakoti ir parodyti, kas matė, nematė, Facebook'e paskelbiau ir kitur, kad darau apklausą apie programuotojų algas. Tai yra, kiek jūs programuotojai uždirbat. Papasakokit, aš paprašiau papasakot, jūs papasakojot, šaunuoliai, ačiū. Ta patį dariau praeitais metais, praktiškai prieš metus, balandžio mėnesį, tai labai buvo įdomu padaryti tą pačią apklausą su visiškai analogiškais klausimais po metų ir pažiūrėti, kuom skiriasi, kokie skaičiai, ar skiriasi ir apie tai šiandien ir papasakosiu. Taigi, kokia yra tų programuotojų algų realybė? Pradėkime nuo to, kaip jūs manot, užduokit savo klausimą, tyliai, koks yra programuotojų algos vidurkis Lietuvoje. Tai yra statistinio mid-level programuotojo, kuris jau dirba kažkiek, imant vidurkį visų kalbų, visų miestų ir taip toliau. Yra toks skaičius, yra puslapis Mano alga LT, kuris remiasi panašių principų, kad žmonės patys pasakoja, kiek uždirba, užpildo anketas ir iš to gaunasi statistiką. Ne tik iš to, ten jie visokių duomenų turi, tai žodžiu pagal juos vidutinė programuotojo alga Lietuvoje yra, būtent pagal pareigybę programuotojas, yra 1190 eurų į rankas. Daug ar mažai, galim palyginti, pavyzdžiui, su praeitais metais. Visiškai tą patį padariau praeitais metais screenshotą to paties puslapio, tai praeitais metais buvo 1104, šiemet primenu 1190. Tai ant 86 eurų daugiau pakilo, kaip ir daug, kaip ir nedaug. Bet palyginkim su apskritai Lietuvos atlyginimais visų profesijų, tai pagal 16 metų ketvirtį į rankas žmonės gauna vidutiniškai 636 eurus. Čia oficialiai, neskaitant visokių ten juodų ir vokelių ir panašiai. Bet iš principo galima teigti, kad programuotojo alga Lietuvoje yra dvigubai nuo rinkos vidurkio apskritai algų. Ten statistiką įvairiai galima traktuoti, vėlgi tas vidurkis nėra visai vidurkis, nes jisai skaičiuojamas taip, galbūt ne visai tiksliai matematiškai ir panašiai, bet plius minus, skaičiuojant paklaidą, galima teigti, kad programuotojai gyvena dvigubai geriau negu statistiniai lietuviai. Dėl to aš pradėjau apklausą, kaip iš tikrųjų yra, ar ta mano alga pateikia teisingus skaičius, ar kaip yra iš tikrųjų. Ir čia yra sąrašas klausimų, kuriuos aš pateikiau žmonėm, su kokiom kalbom dirbate, koks jūsų lygis, junior, mid arba senior, kiek metų programuojate, koks jūsų miestas arba užsienyje, jeigu dirbat, ir kiek gaunate į rankas. Apklausa buvo anoniminė, tai žmonės pakankamai noriai pasidalino tiek savo skaičiais, tiek ir pastebėjimų prirašė, apie kuriuos irgi pasakosiu. Rezultatas šiemet sulaukiau net 604 atsakymų, praeitais metais jų buvo mažiau, buvo apie 400, tai labai džiugu, kad šį kartą padaugėjo auditorija, nežinau, arba kitais kanalais kažkaip surinkau, ar pats Facebookas tapo, aktyvesnis. Aišku, buvo ir filtro po to, iš tų 604 tikrai ne visi buvo paimti į statistiką, į lenteles dėl įvairių priežasčių. Kai kurie žmonės šiaip užpildė nesąmonės, trolino, tai tuos iš karto išmečiau. Išmečiau tuos žmonės, kurie iškreipė vidurkius labai per daug, statistinius nuokrypius. Deja, jeigu yra žmonių, kurie uždirba 7000 eurų į rankas, jų yra, aš tikiu, jie dirba užsienį, aišku. Arba jeigu uždirba į rankas 300 eurų, tokius aš išmečiau, arba jeigu buvo akivaizdžiai skaičius neproporcingas lygiui arba metam patirties, pavyzdžiui, skaito žmogus save senior su 10 metų patirtimi ir uždirba 500 eurų. Gal tokių nebuvo, gal buvo atvirkščiai, buvo juniorai, kurie rašė, kad uždirba 3000. Tai, žodžiu, tokius išmečiau, kad neiškreiptų per daug statistikos. Tai, noriu kreiptis dabar į tuos, kurie užpildė, kad uždirba labai daug, sveikinu, bet jūs į bendrą statistiką nepapuolėt, nes tiesiog jūsų keisai yra pavieniai ir šaunuoliai, well done.
bet mes norim pažiūrėti į realybę, į vidurkius ir į tą bendrą masę. Ir aišku, kadangi buvo klausimas, kokios kalbos, su kokiom kalbom dirba, tai žmonės parašė labai įvairiai, nes ten buvo laisvos formos laukas. Tai aš vis tiek kiekvieną žmogų priskyriau prie kažkokios kalbų grupės, nes žmonės rašė ten per kablelį, ten pavyzdžiui dirbu su PHP, jQuery, WordPressu ir dar kažkuom, tai aš tą žmogų priskyriau prie PHP. Ten dirba su Angularu, Reactu ar dar kažkuom, tai čia yra JavaScriptas frontendas. Ir taip toliau ir panašiai. Tai vėliau pamatysit, kaip vyko sugrupavimas. Jisai yra kažkiek sąlyginis ir kažkiek apskritai čia šitoje vietoje yra paklaidos, tai nepriimkit tų mano skaičių kaip labai tikslių, nes gali būti paklaida gali būti keliose lygiuose. Tai yra, žmogus galėjo dirbti, pavyzdžiui, nepilnu etatu, dirbti su keliom technologijom ir persipint, tai aš galbūt net ten priskyriau. Žmogus galvoja, kad jau programuoja, nors diegia WordPressą tik tai ir tai jau laiko save programuotojų junior su ten kažkiek metų patirties. Žodžiu, įvairių yra nuokrypių, dėl to nepriimkit kaip už gryną pinigą ir leiskit, žodžiu, yra statistinė paklaida visokia. O dabar pereikim prie reikalo, pereikim prie skaičių ir kokie gavosi vidurkiai. Pradėkim nuo populiariausios kalbos, kuri yra by far PHP, iš tų 400 kažkiek rezultatų, kurie pateko po filtro. Ir čia yra tik tai Lietuvos skaičiai, aš kol kas užsienio nedėjau, būtent šitą lentelę su užsienio kalbėsim atskirai ir atskirai nagrinėsim, bet Lietuvoje yra tokie skaičiai. Iš 205 žmonių, kurie dirba su PHP, juniorų uždirba 728 vidurkis, midai 1205 ir seniorai 1991. Galima sakyti 2000. Tai kažkiek patvirtina mano algą skaičių, aš primenu, jisai buvo vidurkis 1190. Tai kažkas kaip ir panašaus. Jeigu perėtume toliau prie kitų kalbų, daug mažiau, sakykime, PHP yra labai išsiskirianti kaip populiariausia technologija. Kita grupė yra JavaScriptas. Tai yra, jeigu žmogus rašė PHP ir jQuery, tai jisai nėra JavaScript programuotojas. JavaScripto programuotojai tai yra tie, kurie dirba bent su kažkokiu JavaScripto frameworku. Reactas, Angularas, Vue.js. Vue.js dažniausiai nebūna vienas pagrindinis, labiau prie kažko. Bet iš principo čia yra frontenderiai. Profesionalus frontenderiai, kurie dirba labiausiai su JavaScript ir įvairiais jų frameworkais. Tai alga jų junior lygiai labai panaši, 729, mid-levelėje stipriai skiriasi, mid-levelio, bent jau taip, kaip jie teigia, vidurkis yra žymiai stipresnis, yra 1500 eurų beveik, ir senior irgi stipresni su 2100. Čia primenu į rankas, čia viskas į rankas po mokesčių. Tai galima teikti, kad frontenderių būt labiau apsimoka šiais laikais ir jų šiaip padaugėjo. Praeitais metais tikrai nebuvo tiek žmonių dirbančių, nurodančių kaip pirmą savo technologiją būtent JavaScripto frameworkus. Tai JavaScriptas įsiveržė į antrą vietą pagal populiarumą. Trečioje vietoje pagal populiarumą yra .NET'as. .NET'as, C# ir viskas, kas su tuo susiję. Algos vėlgi yra palyginamos, kad ir su PHP, juniorų uždirba šiek tiek daugiau, jų, sakykime, grindys yra aukščiau, bet plius minus skaičiai yra panašus, seniorai uždirba kažkiek daugiau, bet aš tai nuleisčiau tai statistiniai paklaidai, tai nėra toks esminis skirtumas. Ketvirtoje vietoje yra Java, su Java irgi skaičiai gana panašus. Ir kadangi žmonių atsakysiu būtent su šitą technologiją vis mažėja, o Java yra 43, tai vis didėja ta statistinė paklaida. Kad gali būti, kad rinkos vidurkis yra šiek tiek kitoks. Galima teikti, kad Javos mid-levelio programuotojai uždirba daugiau negu PHP, kažkiek 100 eurų, bet vėlgi tai gali būti statistinė paklaida. Ir tada visos kitos kalbos. Iš principo turim 4 kalbas lyderės, bent jau toj grupėje respondentų tarp 600, kas atsakė, ir tada visa kita. Iš viso kito yra 2, mažiau populiarios, bet vėlgi lyderės kalbos, kurias apsimokėjo skirstyti į atskirą grupę. Tai yra Node.js ir Pythonas.
Ir jeigu Pythonas buvo sąlyginai populiarus ir praeitais metais, tai Node.js šiais metais iškilo kaip toks netikėtas atradimas. Kad yra 17 žmonių, kurie nurodė kaip pirmą savo technologiją Node.js. Tas algas tikrai nesiūlyčiau priimti kaip kažkokius skaičius, nes labai maža statistinė imtis, 17 žmonių tik ten. Tai tie vidurkiai yra tikrai nerealūs, vadinkim taip. Jie yra, aš juos čia paviešinau, bet tikrai nesiūlyčiau juos labai lygiuotis. Ir grafa kita, 23 žmonės dirba su kažkokiom kitokiom technologijom, tai yra Objective-C, tai yra Swiftas, tai yra, kas ten dar buvo, C++, tas pats keli žmonės, ten visokios duombazės, pavyzdžiui, PLSQL, buvo žmonės, kurie dirbo vien su duombazėm. Nuo tokių mažesnių, kur aš neskirčiau, nes jas neapsimoka grupuoti, nes nėra pagrindo lyginti tą vidurkį, bet skaičiai yra jums pasižiūrėjimai. Palyginkime su praeitais metais. Kaip viskas tai atrodė praeitais metais ir būtent tose 4 populiariausiose technologijose, populiariausiose programavimo kalbose. Čia ir buvo vienas klausimas, kurį aš pabandžiau atsakyti, tai yra, ar skiriasi atlyginimai, ar nesiskiria nuo praeitų metų. Ir taip ir ne. Iš principo, jeigu pažiūrėt mid-levelio PHP, alga pakilo nepilnų 40 eurų. JavaScript'o net nusileido 17 eurų. Senior pasaulyje irgi nuo iki vienur kažkiek pakilo, kitur kažkiek netgi leidosi. Ir sunku labai spręsti apie bendras tendencijas. Ką galima išskirti šitoje vietoje, tai yra PHP junior alga pakilo 80 eurų, čia jau sakyčiau nebe statistinė paklaida, galima teikti, kad juniorai PHP uždirbo kokių 50-100 eurų daugiau, tai yra jų grindis šiek tiek pakilo. Kas dar, iš principo ir viskas, iš šitos vietos, seniorai PHP uždirbo irgi šiek tiek daugiau, 100-190 eurų, čia irgi turbūt nestatistinė paklaida. Tai ką tai sako? Sako tai, kad juniorus samdančios kompanijos jaučia ne tai, kad konkurencija, jaučia, kad reikia jie mokėti šiek tiek daugiau, kad pritrauktų tinkamus žmonės, tinkamus motyvuotus juniorus. Ir aš manau, panašiai vyksta ir seniorų tarpe, kurie irgi yra jau medžiojami ir jiems siūlomos didesnės algos. Tai yra jau 2000 eurų į rankas. Nebe 1,8 kaip buvo, o 2000. Tai va čia yra turbūt nestatistinės paklaidos. Ten, kur alga sumažėjo palyginus, tai nežinau dėl ko, pavyzdžiui, juniorai JavaScript gauna mažiau, gauna 730 vietoje 800. Nežinau kodėl. Gal frontenderio kelias frontendo pradžioje yra paprastesnis, galbūt jie nenaudoja frameworkų tiek daug ir galbūt darbdaviai taip nevertina, vadinkim taip. Bet vėlgi yra tik tai 11 ar 16 žmonių, tai šitoje vietoje gali būti ir paklaida. Kaip pagal miestus, palyginkime miestus ir jeigu praeitais metais aš dariau skirstimą pagal Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir visą kitą, tai šiemet Klaipėdos neišskyriau, nes buvo pakankamai mažai ir manau, kad Klaipėdą galima prilyginti prie kitų miestų, kaip Panevėžys ir Šiauliai. Bent jau skaičiai tą parodė, tai aš sugrupavau viską į vieną grafą, kitą Lietuva. Ir čia jau įdomių dalykų yra. Kai aš sakiau, kad alga nesikeičia ir vidurkiai plius minus lieka tie patys išskyrus kai kurias grafas, tai pagal miestus galima teikti, kad Vilniaus ir Kauno atskirtis didėja. Kad Kaune atlyginimai arba mažėja netgi juniorų, pavyzdžiui, arba lieka toj pačioj vietoj, išskyrus galbūt seniorus. Tai Vilniaus algos juniorų ir mid-levelio didėja. Ta prasme, atskirtis tarp Vilniaus ir Kauno jau yra nebe 10 eurų, o 100 eurų. Tai aišku, sąlygoja ir tos pačios ekonominės sąlygos, ta prasme, Vilniui pragyvenimas brangesnis ir išlaikyti žmonės brangiau yra, ta prasme, toks visas ekonominis ratas, dėl to Vilniečiai uždirba šiek tiek daugiau už kauniečius ir ta atskirtis panašu, kad didėja.
Kitoje Lietuvoje irgi labai maža imtis, tai sunku kažką pasakyti apie tos skaičius, jie tokie visai, tokie šiek tiek išlempos, bet galima pažiūrėti ir į juos, kad kitose miestuose uždirba mažiau negu Vilniuje ir Kaune. Ir palyginimui užsienyje. Pažiūrėkime tuos žmonės, kurie atsakė, kad dirba užsienio arba užsienio kompanijose ir koks yra jų vidurkis. Jų yra ne tiek daug ir dauguma jų seniorai yra ir būtent ten ir pasimato didžiausias skirtumas. Jeigu juniorai užsienyje dirbantis gauna, daugiau, aišku, tai yra 1250 tiek ir daug, bet procentaliai nėra toks didelis skirtumas. Mid ir senior levelėje, ypač senior levelėje. Mid levelėje vėlgi tai yra toks, 1,4 ar 2,000 eurų, tai yra, toks ženklus skirtumas, bet netoks didelis kaip seniorui. Senioras ar gauti 2 ar 3 į rankas jau yra ženklus skirtumas, tiksliau 3 su viršum. Tai aš traktuočiau tai taip, kad kompanijos, užsienio kompanijos arba užsienio kompanijos ateinančios į Lietuvą, čia priskiriau prie to paties, jie ieško būtent senior darbuotojų, jie negaili, jie mokėt daugiau, tas yra šiek tiek vis tiek mažiau negu užsienyje. Sakykime, jeigu Londone ar ten Amerikoje, kaip San Franciske, programuotojų rankas tikrai reikėtų mokėti kokius 5,000 eurų, tai lietuvius galima paimti, vadinkime, pigiau šiek tiek ir vis tiek jiem labiau apsimoka. O senior levelis bendrai lietuvių programuotojas yra tikrai geras darbuotojas, statistiškai. Tai toks gaunasi win-win, lietuviai gauna daugiau, o kompanijos vis tiek sutaupo. Tai iš tos serijos kaip ir galima būtų rekomenduoti dirbti užsienio kompanijom, kurios beje ateina ir į Lietuvą, tai jums nebūtinai reikia emigruoti dėl to. Bet vėlgi nuomonių yra įvairių, apie tai šiek tiek vėliau pakalbėsim, kai aptarnėsim atskirų žmonių komentarus tekstams. Kitas dalykas, kas yra junioras, midas ir senioras. Suvedžiau statistinius vidurkius, pagal tai buvo klausimas, kiek metų patirties žmonės turi ir koks lygis, kaip jie save priskiria. Tai va taip pasiskirstė. Ir palyginimas su praeitais metais skaičiai stebėtinai nepasikeitė. Prasme, didesnė imtis, bet vidurkiai labai labai panašus. Juniorų galima laikyti žmogų, kuris turi 2 metus patirties. Čia aišku, aš kadangi neėmiau imtyje tų žmonių, kurie turi 0 metų patirties, tai juniorų skaičius yra toks šiek tiek iškreiptas, bet iš principo mintis tame, kad yra dar vienas etapas pre-junior arba, kaip ten vadinasi, internas arba praktikantas. Tai yra žmogus, kuris dar neprogramuoja, o pirmi metai tai būna mokymasis, tai dar negalima save laikyti junioru. Tai junioras yra jau metai patirties arba netgi 2 metai, kaip matot. O mid-leveliu laikosi žmonės, kurie pradirbė 4,5 metų. Tai jeigu jūs dabar iš tų, kas žiūri, nori pradėti programuotojo karjerą, tai turėkite omeny, kad iki to Lietuvos vidurkio, 1200 į rankas, jūs turėsit pradirbėti 4,5 metų, tai pagalvokit, ar jums verta pradėti programuotojo karjerą, jeigu jūs panašiai uždirbat kitur, o mokintis reikės tikrai daug. Ir senior levelėje, čia yra kalbama apie tos delfinius straipsnius, kurie sako, kad programuotojo alga yra 2000 ir daugiau. Tai daugmaž po tiek metų jinai yra 2000 ir daugiau. Po 8 metų jūs jau būsit senioras su barzda, taip sakant, ir galėsit gauti tos 2000 arba daugiau. Bet iki tol yra ilgas kelias. Ir dabar pereikim prie tų linksmųjų komentarų, kur aš buvau palikęs tiesiog tekstinį lauką žmonėm išsikalbėti, išsisakyti, išsirėkti. Arba galbūt kaip tik pagirti situaciją ir išrinkau 10 komentarų. Vėlgi, ką žmonės rašo ir pabandykim pafilosofuoti, pakomentuoti. Vienas dalykas, kad juniorai nori neadekvačiai daug ir pradžiai jau nori 1000 į rankas arba 1400 šiuo atveju. Ir tai yra taip, tai yra realybė, kad žmonės ateinantis, ne tai, kad iš gatvės, bet, sakykime, po studijų, po universiteto, po kažkokių kursų, po akademijos patys kažką išmokė, bet be realios patirties projektuose jie nori vis daugiau pinigų, ypač Vilniuje beje, nes pragyvenimas kainuoja daug, tai jie galvoja, kad tai aš jau programuotojas ir galiu jau uždirbti daug. Ir tenka tiek ir man irgi, tiek ir kitiem darbdaviam, kiek tenka girdėti, tenka tokius jaunuolius nuleisti ant žemės ir
paaiškinti jiem, kad kol junioras dar neneša naudos įmonė neapsimoka į juniorus investuoti per daug pinigų. Labiau kaip tik juniorus turėtų būti dėkingas, kad įmonė dar ir apmokina į pirmus metus ir išleidžia į pasaulį. Tai reikia tiesiog nusileisti ant žemės, kaip sakau, ir pradėti nuo to programuotojo minimumo, kurį aš visiems teigiau, kad yra 600 eurų programuotojo minimumas, dabar aš sakyčiau jau 7-8, kažkas tokio, jisai pakilęs. Tai jau galima džiaugtis, kad juniorai, pabaigę universitetą arba pabaigę kažkokius kursus ir įsidarbinę pirmoje darbovietėje, jūs galite jau pretenduoti 700-800, bet ne į 1400, tikrai ne. Antras komentaras, visa webo logika po truputį keliauja iš backendo į frontendą, dėl to frontenderiai vis labiau vertinami, tai tą parodo ir patvirtina ir skaičiai, ir skaičius apskritai frontenderių, ir skaičius, kiek jie uždirba. Tas pats Angularas, Reactas, visi JavaScript frameworkai, jie vis populiaresni ir vis daugiau tenais ir pinigų atsiranda. Kai kurie komentarai ilgi, tai kas norit skaitykit, kas norit neskaitykit, perfrazuosiu, kad žmogaus nuomonė, kad algos smarkiai nedidės ir veikiausiai net mažės, nes lietuviškoje rinkoje mes atsimušėm į lubas, kur tie Delfio straipsniai, kad programuotojų algos prasideda nuo 2000 eurų, jie kažkiek iškreipė rinką ir realybė yra, kad algos nebedidės. Iš dalies su tuo sutiksiu, nes jeigu įmonė dirba Lietuvos rinkoje ir tai yra Lietuvos kapitalas, tai tos algos iš tikrųjų niekur labai nekilo per metus. Galbūt jos kilo lyginant su laikotarpiu iki euro įvedimo arba ten 3-4 metus atgal, taip, yra ženklus padidėjimas. Bet per šiuos metus kažkaip skaičiai nerodo ženklaus padidėjimo. Ir galbūt rinka persisotino ir tiesiog negali pasiūlyti didesnių algų programuotojams. Ir tai yra normalu, nes tai yra rinkos dėsnė, ta prasme. Verslininkas negali pasiūlyti daugiau, negu darbuotojas jam atneša naudos. Tai tiesiog. Kitas komentaras, kad Lietuvoje atlyginimai artėja link vakarietiškų, bet iki viršutinio rėžio vis dar labai toli. Vėlgi tą patvirtina skaičiai, kad senior levelyje programuotojų algas Lietuvoje ženkliai skiriasi nuo užsienio, nuo vakarietiškų algų. Bet junior levelyje ar mid levelyje nebe taip stipriai, nes Lietuvoje kyla, o vakaruose plius minus panašus skaičiai. Ta prasme, jeigu jūs norit po universiteto, sakykime, studijuojat užsienyje, pavyzdžiui, ir įsidarbint kokiam Londone, jūs tikrai nepradėsit nuo labai kosminių skaičių algų. Vis tiek, ypač turint omeny, kiek Londone pragyvenimas kainuoja, aš ten esu gyvenęs 3 metus, tai juniorai ir užsienyje gyvena ne taip ir baisiai gerai. Ten gerai gyvena seniorai, labai gerai. Kita mintis, kad įmonės labai skirtingai moka programuotojams. Ir šitoje vietoje, ką aš galiu pakomentuoti, kad taip viskas priklauso, programuotojo alga priklauso ne nuo skillsų, ne nuo to, su kokia programavimo kalba dirba, o nuo to, kokia įmonė dirba. Tai yra, kiek ta įmonė turi iš tikrųjų pinigų, su kokiais projektais dirba, kokių pajamų šaltinių turi, kiek realiai pinigų generuoja ir kiek jūs naudos atnešate įmonė iš verslo pusės jūsų daromi projektai. Ir pagal tai įmonė dažniausiai, jeigu normalus verslas, nuoširdžiai dalinasi su žmonėm ir jos motyvuoja, mokėdamas daugiau, jeigu turi iš ko. Tai kai eisi darbintis arba ieškosit naujo darbo, žiūrėkit ne į poziciją iš techninės pusės, bet į tai, ką įmonė daro, ar turi įmonė pinigų. Ir nuo to gali alga jūsų priklausyti daug stipriau negu nuo to, ar jūs esat backenderis ar frontenderis. Kita mintis, kad kai kurios įmonės, neturėdamos per daug pinigų, bando perfrazuoti algą kitaip ir siūlyti visokius benefitus. Ten abonementus į sporto klubus, ten visokias socialinės garantijas, visokius ten alaus šaldytuvus, motyvuojančią aplinką ofisų ir taip toliau. Bet problema yra tame, kad statistiniam lietuviui to nelabai reikia, nebent jis yra tas tipinis startuperis, hustleris, kur tikrai motyvuoja. Bet iš principo, jeigu tau yra ten 25-30 metų, tu jau turi šeimą, vaikų, galbūt tokiam amžiuje, ta prasme, pinigai tave motyvuoja visgi. Ta prasme, fun yra dirbti tokiam ofise, kur yra fun, bet grįžti namo ir tau reikia sumokėti mokesčius ir išlaikyti šeimą. Tai, ta prasme, įmonės tegul pagalvoja, ar tos
kiek kitokie benefitai, kur ale fun, bet prasilenkia su pinigais, tikrai motyvuoja ne visus darbuotojus ir kai kurie galbūt iš jūsų vis tiek išeis, nes bus nemotyvuojanti alga. Dar kita mintis yra apie pačius programuotojus ir apie jų sugebėjimą išsikovoti tą atlyginimą. Čia kalba freelanceris dirbantis užsienyje šitam komentare, kuris jūs prideda po $5 per valandą kiekvienam klientui, tik nežinau, kiek laiko tas naujas klientas, ir lik ir kyla karjeros laiptais. Tai kažkas panašaus vyksta ir bendrai darbo pokalbiuose, ne tik freelance, bet ir full time. Jeigu jūs sugebat save parduoti, grubiai tariant, tai jūs uždirbsit daugiau. Sąlyginai daugiau. Jeigu jūs esat specialistas, gero lygio, mid-senior levelio, tai ta prasme sugebėkit save parduoti per darbo pokalbius ir jūs uždirbsit daugiau. Netgi jeigu, ta prasme, vėlgi nepriklausomai nuo technologijų ir nuo jūsų lygio realaus, ta prasme, gebėjimas pašnekėti dar niekam netrukdė. Vadinkim taip. Yra toks kontroversiškas komentaras žmogaus, kuris skundžiasi gyvenimu, yra tikrai Lietuvoje tokia grupė, kur viskas, sako, kad viskas blogai, kad kainos kyla, valdžia vagis ir išgyventi neįmanoma Lietuvoje, tai programuotojai turi tą galimybę per daug nesiskųsti, nes jie uždirba statistiškai daug daugiau negu bendra Lietuva. Bet ir jų tarpe atsiranda tokių, kuriems sunkiai sekasi. Tai va tokia nuomonė, kad visos kainos Lietuvoje didėja, su kuo aš iš principo sutinku, ypač paslaugų kainos, o atlyginimai bendram kontekste nelabai kyla. Tai ta problema yra Lietuvoje bendrai ekonominė, kad netgi ir programuotojų tarpe mid-levelė, sakykime, atlyginimai nekyla taip sparčiai, kaip kyla sparčiai kainos per tuos 2 metus, vėlgi nuo euro įvedimo. Nuėjus dabar pas kokį odontologą, ar pas kirpėją, ar kur čia, ta prasme, autoservisą nuvažiavus, tikrai kainos bus didesnės, o atlyginimai kaip ir biški sustojo vietą. Tai iš dalies su tokiu žmogum sutinku su šito komentaru ir sutinku su to nuomonė, kad su užsienio dirbti apsimoka. Tikrai. Jeigu jūs turit galimybę įsidarbinti kompanijoje, kuri arba iš užsienio, neskatinu emigruoti, tikrai ne, bet ir nereikia. Ta prasme, šiais laikais jau Lietuvoje pakankamai daug kompanijų su užsienio kapitalu, su užsienio projektais ir užsienio klientais, kur galima įsidarbinti sėdėtam pačiam Vilniuje arba netgi bet kokiam kitam mieste ir dirbti remote, freelancinant ir gyventi Lietuvoje ir dirbti užsienyje. Nepaslaptis, aš taip darau pats. Ta prasme, mano klientai ir mano komandos klientai yra užsienio klientai, su lietuvių klientais nebedirbam, net nebeturim nei vieno, o sėdim patys ofise Vilniuje arba bet kur dirbam remote. Toks modelis yra šiam momentu geriausias, tik tai, gali būti ne taip paprasta atrasti tų kompanijų arba tų klientų, reikia mokėti, aišku, anglų kalbą gerai ir taip toliau ir panašiai, ir reikalavimai daug didesni. Bet jeigu turit galimybę, pirmin dirbti su užsieniu. Ne užsienyje, bet su užsieniu. Ir tą patvirtina sekantis komentaras, tarptautinės įmonės, kurios ateina į Lietuvą, kelia algų vidurkį. Tikrai taip, prasidėjo ta banga. Atsimenu dar seniai su Barclays, kai atėjo į Lietuvą ir pakėlė algų vidurkį, tiksliau iškėlė naują kartelę. Dabar jau tokių įmonių vis daugiau, kurios vėlgi dirba su užsieniu ir jose atlyginimai ženkliai didesni ir tikrai jūs galite savo tarpe išgirsti pavienių istorijų, kurie įsidarbina, pavyzdžiui, bankuose, kur skandinaviškas kapitalas arba kokiam Adforme, kur yra, ta prasme, užsienio kapitalas ar Vinted, ta prasme, tos įmonės ar startupai didesni, kur turi užsienio kapitalą ar užsienio investicijų, tikrai pavienės istorijos programuotojai, ten gali būti ir 3,000 eurų rankas, ir 4,000 eurų rankas, bet tai yra labiau išimtis negu taisyklė. Ir ten dažniausiai kaip taisyklė yra atrankos nesveikos, ten ima geriausius iš geriausių, tai ne taip ir paprasta ten patekti. Ir kita nuomonė apie emigraciją, kad žmogus gauna daug pasiūlymų išvažiuoti dirbti į užsienį, bet algos skirtumai jau per maži, kad vertėtų emigruoti. Tai šitą nuomonę labai užskaitau ir ačiū tam žmogui, kuris parašė.
kad emigracija yra ne problemos sprendimas. Jeigu jūs galvojate, kad jūs užsienį uždirbsit daugiau, pažiūrėkit, kiek užsienį tas pragyvenimas kainuoja. Jeigu jūs važiuosit dirbti į Londoną ir jūs ten uždirbsit dvigubai daugiau, palyginkit pragyvenimą, kiek būsto nuoma kainuoja Vilniuje ir Londone. Aišku, nuoma Vilniuje pabrango, taip, reikia sutikti. Bet iš principo ta emigracija yra socialinė atskirtis. Tai yra, jūs išvažiuojate iš visų draugų, šeimos ir taip toliau, į svetimą šalį, kur jūs niekada netapsit tos šalies, ta prasme, lygų su visais, nežinau, kiek turi praeiti 10-20 metų. Ir esmė net ne pilietybė, esmė, kad, ta prasme, jūs žiūrės kaip į emigrantą vis tiek visada, į imigrantą. Tai ar verta visą tai aukoti dėl to, kad algos skirtumas jau nebėra toks didelis, ypač turint omeny, kad, kaip sakiau, užsienio kapitalas ateina į Lietuvą. Nu ir ką, ir pabandykim visą tą reziumuoti keliais punktais. Tyrimas padarytas, skaičius matėt, nuomonės skaitėt, mano komentarai kažkiek buvo. Koks būtų reziumė? Skaičiai mainstream kalboms, kurios yra populiariausios pagal šitą tyrimą, yra junior yra 700-900 eurų, mid-levelis nuo 1000 iki 1,5, labiau sakyčiau 1,2. O seniorai gali gauti apie 2000 eurų į rankas ir daugiau, jeigu senior kompanija dirba su užsieniu. Antra išvada, kad labai išpopuliarėjo ir šoktelėjo frontendas, JavaScript frontendas. Tai jeigu dabar galvojat, kokią kalbą mokintis ir kokias technologijas, tai rekomenduočiau bent jau šiais metais mokintis JavaScriptą, kai bus kitais metais, tai vėlgi neaišku, nes tos technologijos keičiasi taip stipriai ir taip greitai, kad tikrai nebespėja tiesiog sekti. Ir konkurencija su užsienio kapitalu, žiūrint iš darbdavių pusės, aš užjaučiu dabar tas įmonės, kurios dirba Lietuvos rinkos, Lietuvos kapitalų, nes jom vis sunkiau tampa išlaikyti programuotojus ir kažkiek tai gali įtakoti ir algas po to ilguoju laikotarpiu, bet vis daugiau tokių įmonių, kurios ateina į Lietuvą su užsienio kapitalu. Ir ketvirta išvada, kad alga priklauso ne nuo programavimo kalbos. Tas skirtumas tarp kalbų yra pakankamai nežymus, tai yra 100 ar maks 200 eurų į rankas, kas yra ir daug, ir daug ir nedaug. Ta prasme, nėra taip, kad koks .NET programuotojas uždirba ten dvigubai daugiau negu PHP arba atvirkščiai. Tai yra labiau priklauso nuo to, su kokiais projektais dirbat ir kokioje sferoje ir su kokiu kapitalu, būtent įmonė, negu nuo to, kokią programavimo kalbą jūs mokinsitės. Kaip ir viskas, visa prezentacija, pačią prezentaciją patalpinsiu, bus nuoroda pačiam YouTube, apačioje, jeigu nori su manim susisiekti ir kažką pakomentuoti, tai čia yra mano puslapis, kuris yra dabar nelabai atnaujinamas ProKarjera.lt, bet galite rašyti mailą, galite susirasti mane Facebook'e ir diskutuokim, ar reali ta realybė, kuri šitoj apklausoje ir šitam video, šitoj prezentacijai. Galit komentuoti apačioje, YouTube yra komentarai. Ir ką, iki susitikimo online visur Facebook'e ir kitur. Ir pabandysiu šitą tradiciją pratęsti kitais metais, 2018. Iki kitų susitikimų.